Sveiki visi, jūsų dėmesį Kawasaki Z750 šį kartą dirbtuvių kronikose ir antroji dalis šiandieną. Jeigu nematėt pirmosios, ieškokit čia kažkur viršuje. Čia tai labai gerai matosi tos duobutės, reiškia, tai nežinau, ar jų matosi, gal matosi, reiškia, o gal ir ne. Nu žodžiu, reiškia, tai tą reikalą reikia pamainyti, o šitas reikalas visas susidėjo kuo puikiausiai, net man pačiam sunkoka buvo patikėti, kad taip lengvai aš tą dalyką čia sukimšau atgal. Paskutinis, kuriam buvau keitęs, tai buvo kažkokia tai kankinė, reiškia, nežmoniška. Aišku, dar padėtų, jeigu filtrą tą pusę dėčiau, bet... Ir, nu, susidėjo, aišku, čia ne 15 minučių visas darbas, kaip norėtųsi, kad būtų, bet, nu, sakykim, sąlyginai visas tas reikalas išėjo, nu, pakankamai nesudėtingai, sakyčiau, reiškia, labai patenkintas. Tu visų reikalų, nu, tai beliko tik tai guolį pamainyti, dar vieną nulūžusį rauselį nuo tos veržlės, reiškia. Taip pat dar, bet čia dar vienas dalykas, nelabai suprantu, va čia atidaužyta plaktuku, reiškia. Ai, čia gal dėl šito dauž, dėl to, kad šitas užlinkęs. Nežinau, žodžiu, reikia kažkaip tai pagalvoti, gal čia reikės davirinti iš tikrųjų. Uždėsim, pasižiūrėsim, kaip ten visas tas reikalas atrodo, tada jau kai būna sudėta, surinkta ir sutepta, reiškia, ir viskas veikia taip, kaip norėtųsi, kad visas tas dalykas veiktų. Tada jau bus galima kažką tiksliau nuspręsti, kaip ten ką daryti, nu ir kad visas tas reikalas tenais atsistotų į savo vietą, nes vairas nesiremtų į baką, reiškia, ir nespaustų pirštų. Tai žodžiu, nu ką, vairo guolis, raisimis ir didšakės, pasižiūrėti, koksgi ten tepalas juose yra. Ir, nu, riebokšliai leidžiantis, viskas aišku, išardysim, pažiūrėsim. Liksim tik tai praktiškai sankabą dar sutvarkyti. Sankabos trosas. Nuėmėm dar išmetimą senąjį, originalų, kad uždėti dėdį Akrapovičių. Bet jisai biškį netinka. Dūdą nupirko kaip Z7PM. O pasirodo, dūda yra Z800 ir vamzdžiai išmetimo jose skiriasi. Tai reikės kažką pjaustyti, nu, pabandyti pasugalvoti. Jeigu bus labai sudėtinga, tai nu, nedėsim. Nevirinsim, reiškia, su paprastu metalo viso to reikalo jokių būdų. Ir nesiruošiu, čia, kaip sakoma, labai stipriai kankinti su to dalyku, kadangi, nu, tiesiog elementariai nėra kada. Truputėlį aviečių čia nueis, kad būtų lubrikuota, slidu. Truputėlį aviečių čia nueis, kad netyčia ko nors nepraleisti. Oi. Čia jos tos avietės, kaip čia pasakyti, nu per daug nereikia, bet ir nelabai jos kenkit. Tai va. Tada dar iš viršaus truputėlį, kad tikrai nebūtų per mažai. Pritepam, primuzuojam. Nu ir aišku, reikia dar tų aviečių ir čia. Pačią guliavietę, apatinę irgi lygiai taip pat reiktų sustepti. Mažai, kažkaip čia tų aviečių aš paėmiau. Biškį daugiau. Daugiau biškį aviečių, va. Nu, įmerkiam, įsispaudžia, apvalom perteklių ir jį galim panaudoti ant guliavietės pačios jau. O, nu va. Ne per mažai svarbiausia. O, kaip gražiai. Das ist fantastisch. Tai biškį priveržiam. Nu taip, ne per stipriai. Kelis kart prasukam, kad susėstų iki galo, atleidžiam. Dabar jis jau sukiojasi laisvai. Trosų nenoriu lankstyti, kad jau paskui neįgautų tų formus, kur nereikia. Na, biškai reikia prasukioti, kad tas tepalas išsijudintų per tą diapazoną, kuris ten vaikšto. Taip, dabar yra laisvumas. Ir veržim, kol laisvumo nebelieka. Dar biškai yra, dar čiučiut. Nu ir viskas, laisvumo nebėra. Taip, čia pirštas, o čia, nu blemba, labai panašiai. Guolis priverstas.
Toliau jau reguliuosis pagal naudojimą ir situaciją. Taip kaip reikia tą dalyką padaryti, nu, tikrinant reiškia ar gerai ar negerai, jau pavažinėjus. Čia dar kažkas juda šiek tiek. Nu, kažkaip nemaloniai čia viskas vyksta, reiškia. Negerai, reikės pažiūrėti dar visų tų varžtų priveržimus, reiškia, gal kažkas palaida. Ne iki galo prisukta. Nu, nežinau, kažkaip taip lyg, toks jausmas, lyg visas rėmas kilnotųsi, keliant į viršų. Neprisukta, o čia, blė. Nu, neprisukta, o čia, blė. Čia neprisukta. Och, tu kad į kur velnės. Nu tai ką, man atrodo, kad po šitą motociklą irgi buvo, aš jau net nebeatsimenu iš tikrųjų, man atrodo buvo atsukti. Šitie varžtai neprisukti, nu ir šitas reikalas neprisuktas, bet čia netruputį atsisukė, čia labai atsisukė. Ir čia dar laisvi varžtai. Kaip sakoma, kaip čia pasakyti, nu, kažkas jį surinko. Gerai, kad neišserdys be važinėjant. Nu gerai, tai žodžiu, va, golis labai dailiai, čia biškiriamis į laidusų. Juda taip, kaip turi judėti, be jokių, reiškia, strigimų, nieko, gal netgi dar biškį atleis, būtų galima, nu, reikės pasižiūrėti. Reiškia, jau kaip stovės motociklas ant žemės, reiškia. Toliau nežinau ką, toliau kažką tai darom. Užkemšam skylę, reiškia, kurios neturėtų būti, nu, žarnelė, reiškia, vietoj. Neramu man tik tai dėl tų žvakių, iš tikrųjų, blema, nesąmoningų babinų pačių, ne žvakių, reiškia, bet, nu, kad jos visgi laikytųsi ant žvakių ir perduotų elektrą, kuri reikalinga kibirkščiai, tada, kada reikia ir perduotų, nu, tiek, kiek jos reikia. Jeigu, aišku, kels problemas, tai bus galima vėliau pakeisti, bet, nu, aš jau turbūt minėjau visą šitą reikalą. Žodžiu, darbuojamės tada toliau. Tai, kad tinkamai visus šitos reikalus prisukti, reikia atsilaisinti visus to rėmelio šoninio varžtus ir kad jisai atsistotų į kažkokią tai savo vietą. Vienas iš jų yra tas, kuris laiko slaiderį, jį irgi reikia atsilaisinti. Jisai kreivas štolė ar kas yra, ne? Čia nesureguliuotam, čia viskas persikreipia. Nu gerai. Tuo atsilaisvinam tada dar vieną. O, tai kaip čia dabar taip įsukti ne tokius varžtus? Taip, tai mes kartą įsuksim tai, ką reiktų. Taip, tai prisukam šitos. Kol kas tik šiek tiek prikabinam, kad laikytųsi. Tada prikabinam ir šitą. Ir šitą. Aš jau gal per stipriai biškėjus prisukau. Taip, variklis dabar ten yra įsirėmęs. Čia yra reguliuojama, negalima laikyti užtempus. Matot, ten šaiba tokia, reiškia, neatsitraukus yra nuo variklio. Vat šitas vat reikalas. Jis turi būti įsirėmęs. Gal čia dar reikia atsisukti. Irgi laisvi varžtai, bet. Jis dar maža to ir kreivas varžtas. Nu gerai. Biškį pasipėsim, ne? Kur man dabar desetkę gaut, kad ne kreivas būtų. O, kad į kur... Kodėl man tokia papuola, ką? Taip, čia biškį priveržiam. Tada tą viržlykę prisukė taip, kaip reiktų. Nu jo, čiagi buvo sugadinta, o mato, čiagi, ta viržlykė yra atlinkusi su tarpu. Gyvatės, nu. Šitoje pusėje. Veržlės nėra. O taip. Aš dar puoselėjau viltį, gal čia įkritus kur bus.
Nu ne, nepanašu, kad čia būtų kažkur tai. Panašu, kad gyvenimas jau jos atsikratė. Kur man dabar tokį veržlę gaut? Reikia biškį dar ir sriegį pataisyti, nes nelabai nori įsisukti. Ten jau matomai, kurį laiką buvo sugadinta. O veržlę tai radau. Nu, kažkokia, tai gal ne visai tokia, kokia turėtų būti, bet sakyčiau, panaudosim, reiškia, turėtų tikti. Taip, čia nieks nelūžė, veržlė įsistato. Varžtas. Nesupratau. Iš čia negerai. Tai dabar jau net nebežinau, ar aš čia radau tą veržlę, ar neradau. Nenori tikti. Nu, pabandysiu aš kaip nors tą reikalą prisukti. Tai toliau programoje einame remontuoti, keisti šitos šlykščius salnikus, kurie yra visiškai išrūdiję. Ne salnikai, kaip jie vadinasi, dust capai. Ir paskui, ko gero, eisime daryti stabdžius. Vienas toks pati pradžia yra, jau kažkur biškai papūstas, o čia vienoje vietoje. Čia va dar yra. Bet, ir sutrukinėjęs. Tai žodžiu, išplaut, išvalyt, išgaražinti kiek įmanoma, padaryti tinkamai veikiančiais su naujais riebokšliais ir šviežių tepalų. Ir galima jau bus merkti juos į vietą, stabdžiai. Stabdžiai irgi dar laukia savo eilės. Bet ne viską iš karto, po truputėlį. Tai šitas reikalas, tada amortizatoriai ardosi sekančių būdų. Atsileidžiam riebokšlį, įsijėmam fiksacinį žiedelį. Neatsileidžiam, bet išsitraukiam riebokšlį. Kokiu nors ten atsuktuvo arba kito daikto pagalba. Vienas. Tada išsitraukiam fiksacinį žiedelį, kuris šiuo atveju yra beveik visiškai surūdijęs. Ajajai. Kaip jis čia taip. Opšė surūdijęs. Gerai. Tai pasirodo, taip paprastai neišeis jau išsitraukti, reikės kažkokiu tai būdu krapštyti. Išsipilti reikės tepaliuką. Pagal viską tai neturėtų būti kažkokios tai labai tragiškos būklės, kadangi amortizatoriai neleidžia, bet vėl nežino, kiek jiems metų. Ojojoj, o čia tai blogai. Burbuliukai surūdijęs. Gyvatė. Ir čia yra darbinė padėtis. Darbinė padėtis yra iki čia. Nežinau, ko čia baigsis. Turbūt ilgai nelaikys tas reikalas visas. Ką darysi? Gerai, išsirinkti reikia, išsivalyti ir tada žiūrėsim, kas čia per būklė. Papyliau vieną amortizatorių. Dabar kas liečia šitą visą reikalą, jau biškį daviau nusistovėti, matot, kiek debesėlių yra čionais tokių, vienas bangelė, antra bangelė. Dabar yra švarus, magnetas čia yra ir švarus, reiškia šitas, kaip jis vadinasi, izoliacijos iškliavau šviesios, kad matytųsi. Pasižiūrėkit, kiek metalo dulkių susirenka, reiškia, jame vien tik tai pabraukius, reiškia, šiek tiek pakėlus viską nuo žemės, nuo dugno. Matot, juodas galas. Reiškia, ir čia tik tai aš tai šiek tiek. Tai problema yra kokia. Kadangi spiruoklė, dirbant, veikiant amortizatoriui, jinai daug kartų sujuda. Kiek tūkstančių kartų aš neskaičiavau, bet tikrai daug, kadangi keliai nėra lygus. Tai jinai spiruoklė veikdama šiek tiek plečiasi. Veikdama, tai turiu minį susispausdama, dirbant amortizatoriui, jinai šiek tiek plečiasi ir trinasi į šitą vamzdį. Ir išeina toks vienas labai paprastas dalykas, kad jinai besiplėsdama šiek tiek palieka, besitrindama, šiek tiek palieka tų metalo dulkių
pačiam tepale. Tai pirmas dalykas, trukdo kartridžų veikti teisingai per tas plokštelės praslinkti tepalui, o antras dalykas reiškia, jos anksčiau ir vėliau susirenka išoriniai daly, toje vietoje, kur praslenka pro arba papuola kažkokiu tai būdu reiškia per didesnį smūgį į patį riebokšlį. Ir be abejo pradeda bėgti riebokšliai. Kaip taisyklė, pagrindinė priežastis riebokšlių bėgimo tai yra purvinas tepalas arba kažkokie tai nešvarumai amortizatoriaus viduje. Kitų priežasčių pasitaiko, bet retai. O šitas daiktas tai visai išrūdijęs, reiškia kiauras, viduje čia jau pilnas smėlio reiškia. Tai tas dalykas, jeigu su tokiu važinėt, tai labai greitai nukankina plunksną, suraižo, sudrasko, ir tada be abejo vėlgi prasideda varbėjimai. Čia tokia, sakykime, retesnė priežastis, bent jau, sakykime, šita plunksna tai tikrai tvarkinga. Tai tik tai naują riebokšlį, naują dust capą ir praktiškai galima viską surinkti, sudėti atgal į vietą, be jokių kažkokių tai ceremonijų. Ardysim kitą, aišku, dar pasižiūrėsim, kaip ten su tais išrūdijimais, aiškiai, galbūt ir tos dalykus pavyks, nors laikinai pagaivinti. Tai kadangi amortizatoriai gatavi, aš juos jau buvau paruošęs, kaip čia pasakyti, laidoti iki to momento, kol juos reikės įdėti vietą. Bet prisiminiau, kad neuždėjau šitų daikčiukų, tai reikia juos užkrapštyti, bet dar, žiūrėkit, šitos dabutės, kaip ir prasisprendė šiek tiek. Čia viena matosi, reiškia. Bet problema su jom yra tokia. Rūdis kelia chromą, biški techniniai sklandumai. Tai žodžiu, kaip ir minėjau, rūdis kelia chromą nuo metalinio vamzdžio, kurio chromas yra padengtas. Tada chromas linksta į kraštą ir atplyšta galų gale, reiškia pasidaro aštrus. Ir tas aštrumas, reiškia, braižo, reiškia tą visą reikalą. Tai mūsų kaip čia pasakyti, užduotis šitoje vietoje yra padaryti taip, kad šitas daiktas, jeigu duobutė ir yra, tai bent jau nesijaustų, reiškia, aštrumas, reiškia, jį braukiant pirštu, reiškia. Ir vėl netikėtai atėjo antrosios dalies pabaiga. Mes retkarčiais būname ir Instagrame, taigi galit mūsų paieškoti ir tenais. O šį kartą tiek.